Iš tikrųjų, dažnai būna, kad labai pūkuotas šuo ir plaukai lenda ir ypatingai tai priklauso nuo sekančių momentų. Tai yra svarbiausias dalykas - stresas. Mes pastebėm, kad šuo atėjęs į kliniką jaudinasi ir šeimininkė sako, viskas namuose gerai buvo, o čia paėmė, pakėlė ant stalo ir pilnas esi plaukose. Tai jeigu kažkas paėmė šunį iš prieglaudos, tai tikėtina, kad ta šuo dar nežino, kad viskas bus gerai, jisai surado naują šeimą ir viskas jo gyvenime bus gerai. Tuos situacijų pasikeitimai, aplinkos pasikeitimai visada sukelia gyvūnui didelį stresą. Ir nėra nieko keisto, kad toks gyvūnas labai stipriai meta plauką. Ką reikėtų padaryti? Tai padėtų ir streso atveju, ir medžiagų apykatos sutrikimo atvejais, kada irgi šuo meta plauką. Reiktų gerai iššukuoti šunį ir galbūt pažiūrėti veterinarijos vaistiniai ar zooparduotuviai, nusipirkti veterinarijos klinikoj vitaminus, kurie skirtų būtent plaukam pagerinti. Ir tikrai turėtų būti efektas ir bus paprasčiau namuose ir švariau.